Birželio 2–8 dienos savaitės horoskopas. Grūdų nuo pelų atsirinkimo savaitė. Jos dienomis gausios ir prieštaringos informacijos sraute ypač svarbu bus atsirinkti tikras žinias, kaip ir jums tinkamus pasiūlymus. Savaitės pradžioje Venerai susijungus su Chironu Avino ženkle ir Saulei viešint griaunamajame laipsnyje būtinas didesnis atsargumas kelyje, o taip pat ir tvarkant finansus. Savaitės viduryje, esant artimai Mėnulio ir nusileidusio mazgo Mergelės ženkle pozicijai, palanku grįžti prie anksčiau pradėtųjų darbų ir reikalų. O ketvirtadienis Mėnuliui judant jau Svarstyklių ženklu tiktų dalykiniams susitikimams, požiūrių derinimui. Penktadienį Venerai perėjus į Jaučio ženklą, kai kas permąstysite tarpusavio santykius. Naujai įvertinsite tai, kas jums yra tikrosios vertybės. Savaitgalis šaunus išvykoms, o taip pat mėgstantiems sodo daržo darbus, norintiems puoselėti namus ir savo aplinką. Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po Avino ženklu. Margaspalvė juosta galinti priminti savaitę. Kai kurios jos netikėtumų kupinos dienos galės priminti lietų iš giedro dangaus, o kitos džiuginančios kūrybiniu įkvėpimu svarbiems jūsų pasirinkimams. Jau savaitės pradžioje Venerai susijungus su Chironu jūsų ženkle ir Saulei viešint griaunamajame laipsnyje galite nestokoti netikėtų situacijų. Tačiau savaitės pirmosiomis dienomis ypač svarbi bus jūsų reakcija bei gebėjimas rasti išmintingus sprendimus. Savaitės viduryje, esant artimai Mėnulio ir nusileidusio mazgo Mergelės ženkle pozicijai, gali tekti sugrįžti ir prie į ilgesnį stalčių atidėtųjų reikalų. Ketvirtadienį Mėnuliui judant jau jums opoziciniu Svarstyklių ženklu, svarbu bus rasti balansą tarp noro greitų rezultatų ir būtinumo sprendimus detaliau, neskubant apgalvoti. Penktadienį Venerai iškeliavus iš jūsų į Jaučio ženklą, laikas ieškantiems papildomų finansinių galimybių. Merkurijui dar viešint Dvynių ženkle, šis metas tiktų jūsų trumpiems kursams, o išmintingos derybos ir karjeros augimui. Savaitgalis jūsų išvykoms, kelionėms, smagiems draugų susitikimams, šaunus draugystei ir meilei. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po Jaučio ženklu. Savaitė savo netikėtomis nuotaikomis galinti priminti senovės raštuose aprašytą paklydėlio sūnaus sugrįžimą. Savaitės pradžioje, esant artimai Veneros ir Chirono Avino ženkle pozicijai, patartina susilaikyti nuo abejotinų sprendimų, rizikingų finansinių investicijų, juolab, kad ir Saulė keliaus griaunamuoju Dvynių ženklo laipsniu. Savaitės viduryje daugės paruošiamųjų darbų bei reikalų, gali kilti aktualūs nuosavybės ir karjeros klausimai. Merkurijui ir Saulei keliaujant Dvynių ženklu, ketvirtadienis tiktų naujiems kontaktams, ieškantiems geriau apmokamų darbų, palankus būtų ir bendro požiūrio paieškoms. O štai penktadienį, kaip tas paklydėlis sūnus, į jūsų ženklą sugrįš Venera, suteikdama progų kai kam atkurti, atnaujinti draugystę, partnerystę, o kai kam ir pradėti savo veiklą.
Atkreipkite dėmesį į informacinius finansinius srautus, kai kurie galite sulaukti pasiūlymų susijusių su papildomais pajamų šaltiniais, mokymusi, karjeros augimu. Savaitgalį norėsis pertvarkyti namus ir erdvę aplinkos, kartu sustiprinant vidinę harmoniją, ramybę, atrasti laiko buvimui gamtoje, bendravimui su jus mylinčiais ir suprantančiais. Šiomis dienomis kurkite ir stiprinkite gražius tarpusavio ryšius. Šaunių sumanymų jums šią savaitę. Gimusiems po dvynių ženklų. Savaitė galinti priminti ilgą ruošimą restorane laukiamo patiekalo. Jos dienos Saulei Merkurijui judant jūsų ženklų tinkamas metas naujiems dalykiniams kontaktams, svarbios informacijos paieškoms, mokslui, naujų santykių kūrimui. Savaitės pradžia sudėtingesnių astrologinių ritmų. Saulė viešės jūsų ženklo griaunamajame laipsnyje. Tad kelionė į darbą įprastinėms veikloms skirkite daugiau neįprastai laiko, neskubėkite patikėti ir lengvai duodamais pažadais. Esant jautresniems Veneros ritmams, pasaugokite finansus. Savaitės vidurys, esant artimai Mėnulio ir nusileidusio mazgo pozicijai, tiktų buitinių klausimų sprendimui. O ketvirtadienis Mėnuliui judant svarstyklių ženklų gali pasižymėti idėjų gausa. Jūs puikus dėstymui, rašymui, sutarimų paieškoms, naujo mokymosi kurso pradžiai. Penktadienį Jaučio ženklą atkeliaus Venera, skatindama daugiau dėmesio skirti materialiam gyvenimo pagrindui, finansams. Tai suteiks jums didesnių karjeros augimo galimybių. Savaitgalį kurkite nuotaikingą, įdomų, dienos šaunios mėgstamam hobiui, seniai matytų bičiulių susitikimams. Sėkmingų paruošiamųjų darbų jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Susikaupimo ir įsiklausymo į savo vidų savaitė. Selenai keliaujant jūsų ženklų šiomis pirmosiomis savaitės dienomis savęs nespauskite. Skirkite daugiau laiko ne tik darbams, bet ir širdį džiuginančiam poilsiui. Juolab, kad savaitės pradžioje Saulė keliaus griaunamuoju dvynių ženklo laipsniu. Šiomis pirmosiomis savaitės dienomis leiskite savyje sustiprėti naujoms idėjoms, išsigryninti būsimiems tikslams. Savaitės vidurys Mėnuliui viešint Mergelės ženkle galės priminti būtiną jėgų kaupimą. Esant artimai Mėnulio ir nusileidusią mazgo pozicijai, gera nauja gali būti ir primiršta sena. Saulei Merkurijui ir Jupiteriui keliaujant dvynių ženklų, ketvirtadienis tiktų darbų paieškoms, dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams. O penktadienį Venerai perėjus į Jaučio ženklą stiprės jausmai, o kartu ir noras patirti gyvenimo pilnatvę. Ši ir šeštadienio diena palankios ir materialiems reikalams, buities gerinimui, remonto statybų darbams. O sekmadienį pasidžiaukite su brangiaisiais žmonėmis kartu pabuvimu gamtoje. Gilių įžvalgų jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Energinga organizacinių darbų savaitė. Jau pirmosiomis jos dienomis, Marsui keliaujant jūsų ženklu, o Avino ženkle esant artimai Veneros ir Chirono pozicijai, norėsis greitų rezultatų. Tačiau Saulei keliaujant griaunamuoju laipsniu dar neskubėkite. Ne viskas gali būti taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodytų. Jūsų siekiams palankesnis būtų savaitės vidurys, kuris Saulei, Merkurijui ir Jupiteriui judant dvynių ženklų tiktų savirealizacijos galimybių paieškoms, naujiems sumanymams, aukštesnės karjeros siekiams.
Ketvirtadienį mėnuliui judant svarstyklių ženklu palanku būtų tartis, ruošti sutartis, ieškoti bendro požiūrio. Penktadienį Venerai perėjus į Jaučio ženklą, metas sutarčių pasirašymui nekilnojamo turto operacijoms. O kai kam sprendžiant buitinius klausimus galima ir netikėta įdomi pažintis. Savaitgalis šaunus sportui, ekskursijoms, kultūriniams renginiams. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po mergelės ženklu. Permaininga savaitė. Savo potvyniais ir atoslūgiais galinti priminti jūros bangavimą. Jos dienomis Saulei, Jupiteriui ir Merkurijui judant dvynių ženklu, senkitės gamtoje kūrybinio įkvėpimo, ieškokite įdomių progų ir galimybių. Savaitės pradžioje Saulei viešint griaunamajame laipsnyje neskubėkite tiek kelyje, tiek ir priimdami sprendimus. Savaitės vidurys mėnuliui judant jūsų ženklu pasižymės romantiškomis nuotaikomis, o artima jo ir nusileidusio mazgo pozicija skatins prisiminti ir anksčiau kilusias idėjas bei sumanymus. Ketvirtadienis Saulei, Merkurijui ir Jupiteriui judant dvynių ženklų tiktų svarbios informacijos, o kai kam ir naujos veiklos pasiūlymų paieškoms. O penktadienį Venera įžengus į Jaučio ženklą, darbuose norėsis siekti aiškumo, konkretumo, palankus laikas ieškantiems geriau apmokamų darbų, naujiems dalykiniams kontaktams, darbo naujoje vietoje pradžiai. Savaitgalis šaunus smagioms išvykoms, toliau gyvenančių giminaičių aplankymui. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Gilių apmąstymų savaitė. Jau jos pradžioje, esant artimai Veneros su Chironu pozicijai, jums opozicinėme Avino ženkle, o ir Saulei viešint griaunamajame laipsnyje patartina neskubėti. Ypač finansinius sprendimus gerai apgalvoti. Saulei, Merkurijui ir Jupiteriui judant dvynių ženklų, o Avino ženklų keliaujant Venerai, savaitės viduryje galimi netikėti susižavėjimai naujai sutiktais žmonėmis, kilusiomis idėjomis, galimos ir netikėtos išlaidos. Ketvirtadienį mėnuliui judant jūsų ženklu tinkamas metas jums išreikšti diplomatinius sugebėjimus, palankus dokumentų tvarkymui, sutarčių rengimui. Šią dieną galimos netikėtos dalykinės, o ir asmeninės pažintys. Penktadienį Venerai perėjus į Jaučio ženklą ir finansinės situacijas galėsite spręsti lengviau. Sektųsi ieškoti naujų veiklos pasiūlymų, gilinti žinias, siekti profesinio meistriškumo. Gali kilti noras mokytis, kai kam keisti įprastinį požiūrį. Savaitgalis geroms asmeninėms permainoms, kai kas ryšys ir gyvenamos vietos pokyčiams. Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Netikėtumų kupina savaitė. Jos dienomis jūsų ženklu keliaujant Lilit ir Prozerpinai norėsis permąstyti išsikeltus tikslus, o taip pat ir tarpusavio santykius. Dažniau praverstų ir stebėtojo vaidmuo. Savaitės pradžioje, esant Avino ženkle artimai Veneros ir Chirono pozicijai, gali padaugėti su automobiliu susijusių išlaidų, o tarpusavio santykių plane padėtų sprendimas įtampas keliančias situacijas, nesistengti kontroliuoti, dažniau pažvelgiant į jas ir iš kitų pozicijų. Savaitės viduryje, esant artimai mėnulio ir nusileidusio mazgo mergelės ženkle pozicijai, gali tekti sugrįžti prie anksčiau atidėtų buitinių reikalų. Saulei, Merkurijui ir Jupiteriui keliaujant dvynių ženklų,
O mėnuliui judant svarstyklių ženklu, ketvirtadienis palankus dalykiniams susitikimams ir dėryboms. Penktadienį Venera įžengusi jums opozicinį Jaučio ženklą, daugėjant darbų, reikalų, ypač svarbu bus susidėlioti prioritetus. Savaitgalį skirkite aktyviam poilsiui, surenkite smagią išvyką į gamtą. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Savaitė, kai į priekį galite kaip brisdami vandeniu judėti lėčiau, o gyvenimas bus linkęs pateikti jums siurprizų. Ši savaitė ypač tiktų, kad ir trumpoms jūsų atostogoms. Saulė Jupiteriui ir Merkurijui keliaujant jums opoziciniu dvynių ženklu ir pirmadienį Saulė viešint griaunamajame laipsnyje, jau savaitės pradžioje gali net atrodyti, kad pasaulis tarsi stovi ant galvos. Tad likusiems darbuose svarbių reikalų geriau dar nespręsti. Savaitės vidurys, esant artimai Mėnulio nusileidusio mazgo mergelės ženkle pozicijai, gali priminti ir anksčiau iki galo neišspręstus klausimus. Daugėjant darbų nusibrėžkite savo aiškias ribas, kad išvengtumėte galimo perdegimo. Beje, ir ketvirtadienio dienomis darbų tempas gali kiek palėtėti, tad veikloms skirkite daugiau nei įprastai laiko, jas dažniau derinkite su aktyviu poilsiu. Marsui judant Liūto ženklu šiuo metu jums pravers gebėjimas atsirinkti būtiniausius svarbiausius dalykus. Penktadienį Venerai perėjus į Jaučio ženklą ypač svarbus taps finansiniai bei nekilnojamo turto klausimai, gausės ir namuose, darbų ir reikalų. Ši diena tiktų buitiniams remonto statybų darbams. Savaitgalį puiku būtų pakeisti aplinką, atsikvėpti nuo įtampos, pabendrauti su seniai matytais bičiuliais. Sėkmės jums šią savaitę. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Juodai balta kino juosta galinti priminti savaitę. Vienomis jos dienomis, lyg bandant važiuoti užtrauktų rankinių stabdžių, judėsite į priekį lėčiau, o kitomis, kaip lenktynių trasoje, galėsite ypač daug suspėti, daug nuveikti. Savaitės pradžia Saulei viešint griaunamajame dvynių laipsnyje pasižymės sudėtingesniais astrologiniais ritmais. Gaunamas žinias kruopščiau tikrinkite. Esant artimai Veneros ir Chirono pozicijai Avino ženkle, rūpestingiau tvarkykite piniginius reikalus, vengdami abejotinos finansinės rizikos. Savaitės viduryje, esant mergelės ženkle, artimai nusileidusio mazgo ir Mėnulio pozicijai, gali tekti peržiūrėti darbo įpročius, pareigas ir tvarkaraštį. Šis metas tiktų ir anksčiau atidėtųjų buitinių remonto darbų užbaigimui. Ketvirtadienis jums dokumentų tvarkymui, Saulei, Merkurijui ir Jupiteriui tebekeliaujant dvynių ženklu, diena stebins žinių ir netikėtų situacijų gausa. Penktadienis jums patiems svarbiausiams savaitės darbams. Venera įžengus į Jaučio ženklą tinkamas metas geresnių darbų paieškoms, pribrendusiems karjeros pokyčiams, palankus naujos veiklos kūrimui. Savaitgalį džiuginkite širdį mėgstamą veiklą, įdomiais susitikimais. Daug energijos jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Savaitė jūsų permainoms. Norėsis kurti tokį gyvenimo būdą, kuris leistų ne tik sėkmingai veikti, bet ir gerai pasijausti, patirti kuo daugiau gyvenimo džiaugsmo. Jau savaitės pradžioje apmąstykite, ar tikrai esate pasiruošę ženkliems pokyčiams. Saulei viešint griaunamajame dvynių ženklo laipsnyje svarbu būtų įvertinti visas aplinkybes. Esant artimai Veneros ir Chirono Avino ženkle pozicijai, jau antradienio ir trečiadienio dienomis kai kas ryšis darbo, o kai kas ir gyvenamos vietos pokyčiams. Beje, šios permainos gali būti susiję su nemenkomis išlaidomis bei investicijomis.
Ketvirtadienis Mėnuliui judant svarstyklių ženklu palankus dalykiniams susitikimams bei deryboms. O svarbiems finansiniams sprendimams jums tiktų šis penktadienis Venerai perėjus į Jaučio ženklą. Daugiau finansų padėtų generuoti papildomai įsigytas nekilnojamas turtas, o taip pat tai tinkamas metas ir pradėtiesiems remonto statybų darbams. Savaitgalį skirkite smagioms išvykoms, pakeiskite aplinką, pabuvokite, kur dar nebuvote. Sėkmingų permainų jums šią savaitę. Gimusiems po žuvų ženklu. Įvykiais ir situacijomis margaspalvė savaitė. Jau pirmosios dienos Saulei viešint griaunamajame laipsnyje gali pateikti ne tik mokslo, bet ir gyvenimo testą, o kai kam ir egzaminą. Tad jau savaitės pradžioje tikrinkite gaunamą informaciją. Esant artimai Veneros ir Chirono avino ženkle pozicijai, susilaikykite nuo rizikingų finansinių investicijų. Savaitės viduryje Mėnuliui viešint jums opoziciniame Mergelės ženkle daugiau dėmesio skirkite sveikatai ir gerai emociniai savijautai. Ketvirtadienį Mėnuliui keliaujant svarstyklių ženklu palanku tvarkyti dokumentus, tinkamas laikas ir požiūrių derinimui, sutarimo paieškoms. Šiuo metu sektųsi ieškantiems aktualių jums žinių, lengviau rastumėte veiklai bendraminčių. Piniginių klausimų sprendimui palankesnis metas penktadienis, Venerai perėjus į Jaučio ženklą. Šią dieną spręskite finansinius šeimai ir namams aktualius klausimus. Savaitgalis šaunus norintiems perkrauti tarpusavio santykius, stiprinti draugystę ir meilę. Daug širdžių šilumos jums šią savaitę.